Labas. Labai. Pradėkime savaitgalį nuo dabar. Šiandien sveikinamės iš Le Marinos, visiškai šalia Guardamar miestelio ir Santa Polos. Geras. Kažkur Ogis irgi netoli pasisveikina. Alicantės, tai einam pasivaikščioti. Šiandien toks lengvas žygis. Net ne žygis, o pasivaikščiojimas daugiau. Skubidu! Pas mane, sėsk. Gulk. Хорошо. Duok man kamaliuką. Duosi? Šiandien augiai viskas kvepia. Spjauk. Sėsk. Sėsk. Nu, parodykit, ką moks. Спьюк. Хорошо. Вольта. Tik pas mane. Sėsk. Sėdi. Sėsk. Volta. Sėsk. Volta. Sėsk. Kulk. Sėsk. Kulk. Volta. Kulk. O, koks geras šuniukas. Volta. Gulk. Paimk. Ai, Jėzus Marija. Kur? Kur tėtis pasislėpė? Eik ieško tėčio. Labai jau greit rado. Kokį pagalį nešasi geras. Vyslasi. Mūsų šokiai turi kamaliuką dantyse, jam niekas neįdomu, jokie kiti šunys, jokie žmonės neįdomus. Nu, nebent triušiai gal. Arba kokie paukščiai gali suvilioti. Einam link jūros ar einam čia pasivaikščioti? Einam čia pasivaikščioti link jūros. Gerai, man tinka. Nes būti prie jūros ir nenueiti iki jūros, tuo labiau kai vėjas nurimo ir vėl taip visai šiltas. Labai gerai. Dangus photoshopinis. Taip. Nesimato. A, matosi, va. Labai gražus. Šiaip tikrai visai šilta diena po vėlgi lietingų kelių dienų ir vakar apskritai audra buvo ir didžiulis vėjas. Tai šiandien gal 17 laipsnių. Tobulai, galima eit kur nors. Geras tas gyvenimas Ispanijoje. Aha. Gerai, kad nefilmuoju, kai būna vėjas ir lietus, kai liūtis, kai negali nei paeiti ir šuns pavedžioti. Galima tik tai, kai geras oras, kad sudaryti tą iliuziją, kad visada gerai ir šilta. Ogi, ką norėtum? Ko lauki? Ką norėtum? Nesuprantu. Ateik. Paaiškink. Ogi, tik pas mane. Pasimk kamoliuką. Pasimk. Tai tėčiui mes, kodėl tu man meti? Jis murzinas, aš jo nenoriu. Paimsiu. Pavoksiu. Man duodi. Ir... Koks greitas, dulkių kamuolys tikrai pralėkė. Kas ten? Ieškok. Ogi, kur? Pametė Ogis. A, tai tau. O dabar yra geriausias šunio iškrovimas. Kas ten? Ieškok. Dirba ir uoslė, ir raumenys. Ieškok.
O tu matai bent jau kur kamuoliukas? Ten kažkur į tą pusę. Va, žiūrėk. Hop. Uodas. Rimtai uodai puola. Ne, ten šuo, ne uodas. Toks didelis šuo, kad... Va, rado, šaunuolis! Geras šuo! Nesimaudysim, tu juokauji, taip šalta. Tik tai... Koks šalta, tai Baltijos jūra tokia ir yra visą laiką. Tai džiugu, tegul jin tokia ir būna, o man čia yra žiema. Bet čia, žinok, tai tavo galvoje žiema. Psichologika, ne? Šaltis yra tik tai psichologinis dalykas, nes šalčio tokio kaip nėra, ne? Na, taip. Na, bet kokiu atveju aš visai nenoriu maudytis, bet uodai tai tikrai puola. Tiesiog gerai išsiškavai plaukus, gal. Ta prasme. Jie tau į akis lenda. Galvoji, kad uodai. Ne, jie zirzia, zvimbia, ką jie daro uodai. O tai ne psichologiškas zyzimas? Ne. Tu tikrai kažką girdi? Tai man prie ausies, ne tau. Ne, tai Aš visada skanesnė, mane visada valgo, tai tu gali būti ramus. Nu, mes kartu, tai... Kaip aš galiu būti ramus? Įkando. Rimtai į ranką. Tave suvalgys, o man ramus. Eik, tu Būti savo, tai aš ramiam. tai buvau nepasilgus uodų, nu. Žiūrėk, porą mėnesių buvo ramu gal. Ar mėnesį tik kokią. Dabar po lietaus, tai ir suvalgys viską. Atšilo. Sustot, nesuvalgys. Bet kiek daug tų uodų. O, koinė. Kažkas pametė, kažkas užkabino, atrodo labai įdomiai. O dievai kaip. Nu nenormaliai. Mano. Žinokit, Ispanijai uodų yra ir žiemą. Čia yra nepaprasto grožio parkas. Ir jeigu ten pačioj pradžioj dar sutikom žmonių, tai giliau retai kada sutinki ir, nu, realiai tu vieni vaikštai. Pasakiau, ir žmonės eina. Gal dėl to, kad penktadienio vakaras, bet iš tikrųjų tokia ramybė ir čia tos tikros miško maudynės, atrodo, nu, visiška ramybė ir tada išeini dar prie jūros. Nu, ne visą laiką einam prie jūros, jeigu labai vėjuota, tai net neinam. Bet šiandien eisim ir čia tokia laimė visada, nu, tiesiog atgaiva. Tokios alėjos, nu, fantastiška pasivaikščioti. Ramybė, tas pušų kvapas, žiūrėkit, į visas pusės. Ir atrodo negyvos dvasios. Gerai, paukščiukų pilna. Tarp kitko, šitose pušyse esam matę ir žiurkių, kas nėra labai žavinga. Ypač kai vaikštai ir galvoji, kad čia virš tavęs bėgioja. Šiaip labai nejauku buvo pamatyti. Bet dabar stengiamės nelįsti ten giliai, kur labai tankų ir tų lizdų jų matosi. O va šitom alėjom pasivaikščioti, tai čia nu, tiesiog tobula. Kur mūsų Termoselis, ne? termosėlis? Ar batytės norim, kavytės? Ne, paradas nuo uodų, kaip mes sakom, liko namuose. Šiaip nesitikėjau, kad tiek uodų bus. Taigi mes, kada prieš kelias dienas gėjom į tą žygį, ten nei vieno uodo nebuvo. Nu tikrai kažkaip ir atrodo savaitgalis, į uodai turėtų jau po darbo savaitės pailsėti. Aha, bajeristas. Jiems nėra išeiginių ir metų laikų, nieko nėra. O darboholikai. Aš nesu rasistas, bet šiaip darboholikai. Bet kaip niešti? Nemėgstu. Nemėgsti kai niešti? Ne. O jis dirba. O jūs man paaiškinkit, vat aš gyvenu su tokia problema. Ir ta problema atsirado, kai pradėjom gyventi Ispanijoje. Kaip jūs suprantate kebabą su pikantišku padažu? Aš niekam nesuprantu, kodėl lietuviškai pikantiškas padažas yra pats švelniausias, o ispaniškai
padažas pikantė yra pats aštriausias. Niekai nesuprantu. Kaip čia jie susišneka, kas iš ko čia pavogė nesąmonę tokį išvirtį aukštinkojim. Tarp kitko, man buvo labai keista, kad ispanai nemėgsta aštriai ir dauguma ispanų nemėgsta aštriai. Kas šiaip labai keista. Nu bent jau kiek mes pažįstam ir susidūrėm. Kad mes visada norim aštriau valgyti, negu kad patys ispanai. Tai kad pas juos net paprikos ir tos saldžius. Labai skanios paprikos, tarp kitko. Palauk, žiūrėk, jau matosi kopas. O, žiūrėk, nidą nutvarėm. Per Midžio kopą. Iš pušyno mes keliaujam į kopas. O, tu matai? Tu matai, ką jie ten padarė? Žiūrėk, kol mūsų nebuvo, užaugo krūmai. Mes čia taip seniai nebuvom, kad jie... Tai čia kaip ir eit nelabai galima, spėju. Geras. Mes visą laiką pasivaikščioję, nueidavom iki jūros, o jie dabar vat čia padarė apsaugą, kaip suprantu, kad niekas nevaikščio, nu kaip ir logiška. Kaip keista šiaip. Ogi, koks tavo šešėlis gražus, koks tu didelis šiaunys. Ai, važiuok, čia dar vienas griovys iškastas. O. Spėju, kad čia mūsų paskutinis pasivaikščiojimas čia. Čia bulvės sudins. Aha, bulvės. Madrimė. Opa, geras, kaip padarė. Čia rimtai kelis tuos padarys. Nu jo, kad neitų žmonės ryškiai. Ne, gal čia ne nuo žmonių, žinok, čia nuo vėjo. Nuo vėjo, ne, kad... Jo, kad kopos. Rimtai manai, kad ne nuo žmonių, o nuo vėjo? Manau. Argi nuo žmonių tokias tvoras tveria, kur tu matei? Tu nematei, kaip kalėjimai atrodo. Kas čia? Uodas! Atrodo, kad karvė užgriuvo ant tavęs. Bet kaip įdomiai, ten tai iš vis nėra jokių ženklų, kad kažkur negalėtum eiti. Nu kaip ir, nu nieko nenurodyta, visur gali vaikščioti. Einam palei jūrą ar neeinam? O, mes norim, kad Ogis išsimaudytų. Ogi, tu nori išsimaudyti? Mes Ogiui galim pasakyti, kad nelįski. Aha, pasakysim, tai nebent prisirišiu su pavadėliu, tai tada nesimaudys. Kitu atveju, tai tiesiu taikymui jūrą. Šaltas vanduo, šitam šuniui nėra šalto vandens. Čia tik mums šaltas. A, Ogi, ką darai? Nuvers savo meno kūrinius. Nu va, užtvėrė, ko nebuvo. Ai, ten yra praėjimas šiaip jau. Žiūrėk, ten praėjimas padarytas gal. Ogi. Nu kažkaip jaučiuosi biškį nelegaliai. Nepatinka man taip. Ko tu šlapės? Kas atsitiko? Užtat Ogiui laimės pilnas. Suprakaitavo Ogiukas. Man tai atrodo, kad tu norėjai, kad jis išsimaudytų. Bet man tai kažkaip nepatinka, kad mes tai perlipom. Sakau, čia paskutinį kartą jau čia taip ėjom. Pasimetė, kur eit, nebežino. Kas? Nebežino, kur eit. Ai, žmogus. Neužsidėjai maudymas ir aprangos jokios. Atsigaivino ponulis. Man tai kažkaip nesitikė, kad vakar buvo taip šalta ir realiai ką, nu, su striuke vakar, jau su kapišonu, su stora striuke užsisegus, dėl kad vėjas buvo toks, kad atrodė nupūs. O šiandien ramybė. Nu, jūra tai triukšmauja, tu to ramybė. Triukšmauja, bangelės, tu matei vakar kokia audra buvo, kaip ten
Alikantės paplūdimius nusiaubė. Ne tik Alikantės, ten į viršų iš vis labai suniokojo. O šiandien nieko, kaip nieko nebūtų buvę. Reikia kokį kartą pafilmuoti ir audrą, kai būna šalta. Pažįsti? Neatrodytų. Audra? Ne, nepažįstu. Kad neatrodytų, kad mes čia tik tai tokia idyliai gyvenam, šilta, gera visą O laiką. tai mes taip ir gyvenam. Ne. Mes, kai būna kataklizmos, nelendam į lauką. O kas ogi medžioja, tada aš labai atsiprašau, nelendam į lauką. 3-4 kartus dienoj. Būna paskelbtas geltonas, raudonas pavojus ir viskas. Aha, ir šuniukas ką? Ant paklotėlio namie sičioja nori. Šuniukai parodai internete, Facebooką, žiūrėk, sakai, va, raudona, matai? Viskas kentiek. Aha. Eik čia, ateik. Ateik čia, sakau. Sėsk. Ogi. Sėsk. Sėdi. 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 Sėsk. Ačiū. Opa. Opa. Koks švarus, gražus šuniukas. Nu va yra ir kas maudosi jūrą tolumoje. Va ten tik ką išlindo. Toli. Šitai temperatūra oro 16, o vandens 15. Tai, nu bet yra kas mėgstantį, tai Lietuvoje maudosi ar ne, ir žiemą žmonės. Bet mes tai taip ne. Visada labai keista, kai saulė leidžiasi ne į jūrą, o kažkur į kalnus, pušyną, kaip šiuo atveju. Va, kažkur pušynė. Bet kas tu keista, kad saulė leidžiasi? Kad saulė leidžiasi ne į jūrą, kaip Lietuvoje. Nu, labai romantiška, kai leidžiasi į jūrą. Kur ugis nori? Ieškot romantikos. Saulė palydėta. Jo, nubėgau. Sakyt saulėje te. Va, sako, te dabar. Nu, pasivaikščiojom palei jūrą ir tada išlindom į tokį taką. Kiek čia yra? Poros kilometrų, man atrodo, šitas takas. Gal mažiau. Čia vasarą važiuoja traukinukas. Čia, kadangi negalima su mašinom važiuoti, nu, su dviračiais galima. Tai vasaros sezono metu važinėja traukinukas tam tikrom valandom, kad veža žmonės iki pliažo ir atgal, nes čia paėjėti, tai toks, nu, gabaliukas visai. Nežinau, kiek čia mes minučių galim užsistatyti, vėžlio žingsnių kaip eina. Oi, tai nieks neina taip greitai kaip mes. Jo, tai tu įsivaizduok, iš pliažo, kai eina žmonės, jie nešas. Kamuoliuką pametė? Kur kamuoliukas? Kur kamuoliukas? O tai viščius mažas. Nevėra. Ieškok. Ir vėl praganėm kamuoliuką. Ieškok, kur kamuoliukas. Kur kamuoliukas, ieškok. Bet jis bėgo, kažką vijosi ir... Jo, ten kažkur pametė iš. Einam ieškot? Tai neaišku. Ogi. Nu tai einam, paieškosim, kol netamsu. Gal rasim? Jis nebent pats suras, aš tai nesurasiu. Rado savo kamuoliuką. Bet ne visą laiką randa. Kiek kamuoliukų pamesta taip. Auka dievams. Žiūrėk, jau jis tai kažką vejasi. Su kamuoliuku ir vėl neras. Tai ryškiai kur nors paliks. Nu čia daug yra triušiukų, visokių paukščiukų. Triušių tai visur pilna, visą laiką. Net ir Merkadonuose pilna. Ten kitokie. Prasme, nu jo, biškai kitaip atrodo. Tokie Pažiūrėk, kur jis nulėkė? Nėra. Grįš šiandien? Ogi! Vagis čia, kur tu ieškai jo. Ne, nu nemačiau. Nu labai gražu. Va, koks takas. Va, o ten toli jūra matosi. Vasarą, aišku, čia milijonas žmonių. Ogi. Nu, daug žmonių eina, todėl kad eina į pliažą. Bet vis tiek nėra tiek daug žmonių kaip kituose pliažuose, todėl kad čia gana toli reikia nueiti.
ne visi gali, ne visi nori, o ypač kai yra plus 30 ir tu nešiesi visokius šaldytuvus, kėdės. Aišku, gali vežtis su vežimukais visokiais. Nu, bet nėra taip jau labai malonu. Tai mes labiau mėgstam šitą vietą žiemos metu, kai nėra žmonių, kai visi vaikšto su šunimis. Kai prisniga daug sniego, pusnis iki kelių. Pusnis. Čia pusnis nebent smėlio pusnis nebent. Gerai, kad čia nėra žmonių, šiaip tai nefaina būtų eiti. Bet čia mažiau odai kanda. O tai viskas, dabar eisim saugiu ir nešimės apsaugą nuo uodų. Nu, nes neįmanoma bus. Vesimės apsaugą. Vesimės. Kokia vesimės? Nėra tokių Ispanijai, kad galima būtų. Kas gaudytų uodus? Taip. Ne, jaučiu, kad. Jūs čia uodai tokie miniatiūriniai kiti, kad jų neįmanoma pamatyti, neišgirsti, tik tai pajauti, kad skauda. Ką tu, aš girdėjau, kad jie vadinasi tigriniai. Tai įsivaizduoju, tigras Tai kokio dydžio. Tai tie tigriniai, jie yra dideli. Bet yra tie tokie visai miniukai. Kodėl tigriniai dideli? Nu, pakankamai dideli. Ne, jie yra mažiukai. Tigriniai, žinai, kodėl yra tigriniai? Nu. To, kad jie taip balta juoda, jie tokie džiužuoti. Jo, bet tai, žinai, mes su panom netgi žiūrėjom uodų rūšys, kiek čia jų yra tų uodų rūšių. Nežinau, pas mane mašina, kai įskrenda ir kai aš jį nudoviu, jis būna tigrinis, bet jisai vos matomas. Pas tai tik tigrai skrenda? Taip, aš mašinų tigrus vežiau. Pas mane krovininė mašina. Su tigrais važiuoju? Su tigrais. Jie neprisisegę būna. Ne, čia negali būti kilometrai. Čia kilometrų turbūt nėra. Žiūrėk, mes jau atėjom. Bet mes labai greitai einam, mes kaip raketos. Ne, nu dabar nusišnekėjau visai, man atrodo. Ne pirmas kartas. Dėkoju. Už pasitikėjimą. O kažką mes ten praeitam video ginčijėmės. Sakėm, čia sustabdom, patikrinam ir... Dėl Mursijos darbo laiko. Ne? Ai, dėl įstatymų, kiek sekmadienių gali dirbti. Ai, nu ir kaip gavosi, ką patikrinai? Nepatikrino. Super. Nepatikrino. O taip, klausyk, kai filmuoji, paspaudi pauzę, tada pas tavai irgi pauzę pasispaudžia visada. Taip. Net reikia toliau filmuoti apie kitus dalykus, nu tai tada veiksmas vyksta. Tada sustojom Aldi, nu nebuvo kada, supranti. Nu tai va dabar... Ieškojom parduotuvės, kur dirba. Iš to viso seka klausimas. Ar žmogus gali multitaskinti? Gali. Ypač moteris. Tarp kitko, mes dabar užvažiuosim į Aldi. Nes čia šalia Aldi. O vat ir negali multitaskinti. Kodėl? Gali tik šokinėti tarp minčių, o multitaskinti negali. Kodėl? Gali moteris... Tuo pačiu kartu, tuo pačiu sekundės momentu negalima dviejų dalykų galvoti. Galvoti, tai gal ne. Nu tai daryti, galvoti. Ta prasme, gali plauti indus, kalbėti telefonu ir dar fone serialą žiūrėti. Easy, be problemų visiškai. Ir visur dalyvauti. O sugebėk tai. Ogi, einam. Diskusija krypsta, matau, ne į tą pusę. Bet rimtai. Einam. Kalbėti telefonu ir plauti indus ar gaminti, tai čia jokių darbas. Bet va, dar kokį ten lengvą serialą žiūrėti, tai irgi, nu, gali. Aišku, lakuotis nagus vairuojant, tai irgi tas pats jokių darbas. Nu, nereikia lyginti nesulyginamų dalykų. O tai ką, taip neįmanoma? Ne. Nežinau, aš daug mačiau tada. Aš nebandžiau. Daug mačiau neįmanomų dalykų darant. Ir gaudavosi jiems visiems kažkaip. Čia gal filmuose taip rodo. Sakai. Pas mane taip nebūna. Ne. Nu, bent jau aš tai moku kavą gert, vairuoti ir telefonų šnekėti. Negalima vairuojant kavą gerti. Nelegalu. O kitką galima. Tik kalbėt galima. Su laisvom rankom. Su laisvom rankom. Pas mane jos niekas surištos nebūna. Su laisvų rankų įranga. Tai aš tau pasakysiu, žiūrint kokia laisvų rankų įranga Ispanijoje, ne visos galimos.
Ateik, kogi. Ja, čia jau išvedžiojimai. Šitas kempingas, tai žiemą vasarą jisai veikia ir čia visą laiką būna ir žmonių, ir su kemperiais suvažiuoja. Jie tiesiog gyvena ištisus metus. Kur tau reikia? Aš Alde. Gal ir į Lidlą trumpam. Ne, nu tai apsispręstų, kur pirmiau. Pirma, tai Lidlas man patogiau pirmiau. Tai važiuojam pirmiau. Sei. Tai tada aš į Lidlą trumpam užbėgu ir tada į Aldę. Nu, kadangi jau čia vis tiek pakeliui. Trumpam užbėgu. Trumpam užbėgu, taip. Labai trumpam. Tai man tik kelių dalykų reikia. Tai ir nežinau ko, bet tada. Nu va, prasideda. Oi, tai čia tu, aš greitai nežinau net ko noriu, bet reikia užbėgti tenai. Taip. Ne, nu tai yra dalykai, kurie specifiškai perku Lidle arba Alde. Nu tai ir kai važiuoju pro šalį, nu tai ir pasinaudoju progą. Nu ir ko reikia dabar specifiškai? Specifiškai, pavyzdžiui, tofu. Iš Lidlo reikia. Ne, nu tikrai nenumirčiau, jeigu nebūtų. Tai niekas tau ir neliepia jo nevalgyti. Tada dar reikia varškės, pavyzdžiui, grūdėtos. Niekur nėra. Tai Lidle būna. Ko dar? Kaip jinai man padės? Čia ne tavo produktai. Čia mano produktai. Tau nežinau ką. Tau galiu šokoladą nupirkti su apelsinais. Šiaip nereikėjo, bet užmačiau. Nu, visada dėžučių reikia namie. 2 tokios dėžutės. 2 eurai. 9,9. Visai gerai. Va šitas kefyras labai patinka. Šiaip tikrai labai skanus. Gal kaina nelabai patinka, bet kefyras skanus. Ir gal pasimsiu pabandyti kimči. Mild ir classic. Įdomu. Nu va, grūdėta varškė, kaip suprantu. Šitos nelabai, gal kažkada ragavau. Euras 19. Pažiūrėsim, kas čia tokio. Dar Lidle yra perkos. Vieną. Stamo jau. Einam į Aldę. Visada pamirštu pasiimti vežimą. Kažkaip buvau pripratos, kad krepšelių visur yra. Tas skyrius, tai man patinka. Kiek čia gėrio visokio. Va, kin, va, trispalvė. 3,19. Sėklos lino ir kin, akai, kurkuma, maka. Geras. Šmaką tai tikrai pasiimsiu. Ir spiruliną, bet aš turiu spirulinos dar iš datulės LT. Tai šitą neimsiu. Va, kopos amarantų. Ai, nesau, nu jėga čia dalykų. Ir tofu. Paprastas, natūralus. Arba rūkytas.